Labas, šiandien pakalbėkim, kaip prižiūrėti savo burnos ertmę nešiojant kapas. Tai kas yra kapas? Kapas yra skaidrus, išimamas ortodontinis aparatas skirtas dantų tiesinimui. Nešiojant kapas labai svarbu nusivalyti dantis kiekvieną kartą po maisto. Taip yra dėl to, kad kapas veikia kaip šiltnamis. Leisk tau plačiau apie tai papasakoti. Tai čia matai visiškai švarius dantis prieš maistą. Ir tuomet mes pavalgome, ar tai būtų pusryčiai, ar pietus, ar vakarienė, ar užkandis, visai nesvarbu. Kiekvieną kartą mums pavalgius, mūsų burnoje, ant dantų, ant liežuvio, ant gleivinės nusėdo maisto likučiai. Ir tuose maisto likučiuose esantį cukrų naudoja bakterijos esančios mūsų burnoje, kurios yra atsakingos už dantų ėduonies vystymas. Šios bakterijos, naudodamos cukrų, išskiria rūgštį ir būtent ta rūgštimi veikia mūsų dantų paviršių. Ta rūgštis skatina mineralų netekimą ir dantų emalis plonėja. Dabar, kuomet mes pavalgome ir nenešiojame kapų, įprastai mūsų burnoje išsiskiria seilės ir su seilėmis grįžta mineralai atgal į mūsų danties paviršių. Tai visi šie mineralai atsakingi už užglaistymą mikroįtrūkimų, kurie atsiranda kiekvieną kartą mums pavalgius. Ir štai turime gražius, švarius dantis, užglaistytus be jokių mikroįtrūkimų kiekvieną kartą po maisto, kai juos apiplauna seilės. Dabar kas nutinka, jeigu mes iškart užsidedame kapas, nenusivalę dantų? Kaip matai, visa rūgštis, bakterijos ir maisto likučiai lieka uždaryti po kapa. Ir seilės negali prieiti ir apiplauti dantų. Mineralai negali grįžti atgal į danties paviršių. Tad dantukai visą laiką, kol yra nenuvalyti, kenčia būtent nuo bakterijų išskiriamų rūgščių poveikio ir yra labai stipriai gadinami. Tad nedarykim šio šiltnamio efekto. Neleiskim bakterijoms nieko neveikiamams gadinti mūsų dantų, tol kol mes vėl nusimsime kapas ir jas išsivalysime. Kad nesukurtų to šiltnamio efekto, dantis turime valytis kiekvieną kartą po maisto. Tai yra ryte po pusryčių, dienos metu po pietų ir vakare po vakarienės. Tad noriu tau truputėlį plačiau papasakoti, ką ir kaip naudojame dantims valyti nešiojant kapas. Pirma, pradedam nuo burnos irigatorius. Tai vandens srovę purškiantis aparatas, kuris padės nusipurkšti maisto likučius tiek iš tarpdančių, tiek ir nuo danties paviršiaus. Toliau tarpdančius valome su tarpdančių siūlu. Nepamiršk, kad kiekvienas tarpdantis turi 2 dantis. Tad jei tarpdantį numalome vieną danties paviršių, tuomet nuplauname ir nuvalome ar atsisukame švarę siūlo dalį ir švariu siūlu valome į tą patį tarpdantį kito danties paviršių. Ir taip kartojame tol, kol ištraukime visiškai švarų siūlą iš to tarpdančio. Tarpdančių šepetėlius naudok platesniems tarpdančiams išvalyti. Vėlgi galioja ta pati taisyklė. Jei jūs į tarpdantį ištraukiam tarpdančių šepetėlį, jį nuplaunam ir vėl vedame tą patį tarpdantį. Ir taip darome tol, kol ištraukime visiškai švarų tarpdančių šepetėlį. Tik tuomet galime judėti prie kito tarpdančio. Dantų šepetėliu dantis valomės kaip įprastai. Tai dantų šepetėliu pasukome 45 laipsnių kampu į danteną ir išorinius dantų paviršius valome sukamaisiais judesiais. Kiekvienam dančiui skiriame 5-7 sukamosius judesius. Ir nepamiršk dantų valyti nuosekliai. Nepraleisk nei vieno danties paviršiaus, nuvalome visus dantis. Vidinius dantų paviršius valome šluojamaisiais judesiais. Valome tol, kol su liežuviu pajaučiame, kad visi dantis jau yra labai švariai išvalyti, niekur su liežuviu nebeužčiuopiame maisto likučio ar nelygumų ar kažkokių tai šiurkštumų. Nepamiršk išsivalyti ne tik apatinio, bet ir viršutinio žandikaulio. Ir taip pat dantų šepetėlį priekinių dantų srityje gali pasukti kitą kryptimi, kad dantis išvalytum tikrai gerai. Kramtomosius dantų paviršius taip pat valome šluojamaisiais judesiais. Viską nušluojame visus maisto likučius. Na ir liko dar viena vieta, tai yra paskutinio danties galinis paviršius. Nepamiršk išvalyti šios vietos. Vieno danties šepetėlį rekomenduoju sudėtingiau prieinamoms zonoms valyti. Tai yra paskutinio danties galiniam paviršiui nuvalyti, apatinio žandikaulio kandžių liežuviniams paviršiams nuvalyti ir taip pat danties zonai prie dantenos nuvalyti. Šios vietos pasižymi to, jog čia užsikaupia maisto likučiai ir su paprastu šepetėliu kartais tiesiog per sudėtinga prieiti ir nuvalyti. Nepamiršk kiekvieną rytą ir vakarą išsivalyti iš savo kapo. Tam puikiai pravers ortodontinis šepetėlis, kurio siauri šereliai puikiai prieis į pačius mažiausius kapo tarpelius. Išsivalyk ne tik vidinius kapų paviršius, bet ir išorinius.
Na ir po visko nusivalome liežuvį. Tiek ryte, tiek vakare. Ir taip užtikriname, kad nuvalome maisto likučius ir bakterijas nusėdusias ant liežuvio. Nešiojant kapą, dantų pastą renkame su maksimaliu fluorido kiekiu, taip pat labai gerai, jeigu dantų pasta yra hidroksapatito ar ksilitolio. Na, o jeigu turite alergiją fluoridui, tuomet rinkimės dantų pastą, kurioje yra hidroksapatito ir ksilitolio. Vakare išsivalęs dantis gali naudoti remineralizuojančius kremus. Šie kremai padės sugrąžinti prarastus mineralus per dieną atgal į danties paviršių ir užtikrinti, kad dantis negestų. Dienos metu po maisto, jeigu neturi su savimi dantų valymosi priemonių, ką labai rekomenduočiau iš tikrųjų turėti, tai kartais gali išgelbėti burnos skalavimo skysčiai. Tai po maisto padeda nuskalauti maisto likučius būtent ir jeigu juose yra ir fluorido, tai dar suteikia ir papildomą apsaugą dantims. Karts nuo karto labai rekomenduoju pasitikrinti, kaip sekasi išsivalyti dantis. Pasitikrinti, ar nepalieki niekur apnašo. Tam puikiai padės apnašą dažančios priemonės – tabletės, dantų pastos, specialūs skysčiai. Nepamiršk jų naudoti tiek dažnai, kiek reikia, kad užtikrintų maksimalią švarą savo burnoje nešiojant kapas. Profesionalią burnos higieną atlikti teks dažniau – kas 3-4 mėnesius arba taip dažnai, kaip nurodo burnos priežiūros specialistas. Burnos ertmės priežiūra nešiojant kapas yra tikrai lengvesnė negu nešiojant breketus. Bet tavo darbas yra užtikrinti, kad kiekvieną kartą prieš užsidedant kapas tavo dantis būtų švarūs ir išvalyti. Tad to tau ir linkiu, kad dantis būtų švarūs, išvalyti ir sveiki. Iki kitų susitikimų.